Dantų protezams, kaip ir natūraliems dantims, yra reikalinga nuolatinė priežiūra. Galėtumėm išskirti dvi grupės dantų protezų, tai yra išimami protezai ir fiksuoti. Po išimamais protezais labai renkasi nešvarumai, todėl pacientam rekomenduojama po kiekvieno valgio išsiimti, išsiskalauti burną, protezus, nuplauti po tekančiu vandeniu. Išimamus protezus taip pat reikia valyti ryte vakare su dantų šepetėliu ir dantų pasta. Dantų šepetėlis turi būti minkštas, dantų pasta negali būti balinanti, turinti daug abrazyvo, nes gali subraižyti plasmasę ir dėl to trumpėja išimamo protezo naudojimo laikas. Fiksuotus protezus, ypatingai tiltelinius, reikėtų taip pat irgi kuo atsakingiau valyti, nes po tarpinę dalimi renkasi nešvarumai, maisto likučiai, dėl to protezo laikomumas irgi gali trumpėti. Tam yra skirti specialūs tarpdančių šepetėliai, specialūs siūlai, vieno dantuko šepetukas būtina naudoti ir žinoma reguliarus lankymasis pas gydytoją odontologą ir burnos higienistą yra reikalingas, kad tie protezai mums kuo ilgiau tarnautų.